Važiuojam. Truputį pavažiuosiu ir sustosiu, kad šiek tiek papasakoti. Mano antras pasivažinėjimas šiais metais. Vienas buvo prieš gegužės vidury. Buvo atvažiavęs mano bičiulis Mindaugas ir buvom į tokį 2 šalių kalną, Dreischwestern, su dviračiais ir sulipom į viršūnėlę apie 2200 ant Lichtenšteino ir Austrijos sienos. Nu ir čia mano antra buvo viršūnė šiandien. Greitai dar nelakstau, nes dviratis iš tikrųjų po praeitą sezoną nieks dar nesutvarkyta. Kliba nemažai kas. Reikia varžtus susidaržinėti arba servisą. Geriau dar būtų nevaryti. Pas mus daug buvo lietaus. Birželio pradžioje su perkūnijom, bet vakar lietus jau visi baigėsi ir dabar ateina ilgas tarpas. Vat birželio 2-3 savaitės, 21 dieną bus kalnų maratonas ir vasariškas jau labai oras. Ištirpo aukštai sniegas, iki 2 km praktiškai nėra, iki 2,5 galima sakyti, gal nėra jau jo, tik tai likę kažkur šlaituose, tokie plėmai lopai kularuose likę, kur buvo jis gilus sniegas. Nu va čia aš sustosiu, čia yra ferma, čia vis tiek gerai reiks prisikišti. Ir čia vat parodom iškart. Yra Grabs, yra čia restoranėlis, žiemą čia būna, iki čia galima užeiti ir Rogučių trasą žemyn nuvažiuoti. O čia yra ferma, aš gal taip pralysiu, pabandom. Jo, lenda mano baikas. Pralindau taip. Parodysiu, pasižiūrėsim kaip atrodo čia. Čia galima nusipirkti, pažiūrėti. Pas mus ilgasis savaitgalis, šiandien pirmadienis, bet labai geras ilgas savaitgalis. Nu, ateinam pažiūrėti.
yra, būdavo seniau šaldytuvas stovėdavo, o ir dabar yra, kur vietinė produkcija galima nusipirkti. Išsitaškė biškį galima. Tai Zemihytė Grabs 1905 metais pastatyta. Kas čia yra, pasižiūrim, sūriai. 2 € 100 gramų kaina ir vietinės produkcijos. Čia ganomų karvučių, kurios valgo Alpių vaistažolės. Ir čia yra jogurto. Gėrimų. Tai pasižiūrim čia, kaip atrodo, kur melžia. Čia tvartas, virš tą vieną vaikštą. Čia tonai pieno. Ko, meštytės. Kiaušiniai, tokių vištų, kur laksto po lauką, kainuoja pas mus, ne konkrečiai čia, geras, kiaulės yra. Kainuoja kažkur nuo 4,5, nuo 4 iki 5 eurų, tai vidurkis 4,5 galima sakyti. Parduotuvėj tai nuo kokių 3,8 iki 4,8. Deginasi. Taip žmonės čia gyvena. Vasarą išsikelia į kalnus, jau karvutes gena, bet dar nėra jau aukštai, bet apie jau virš kilometro, tarp kilometro ir 1,5 karvutės yra aukšti, bet jau artimiausiu metu ir į aukštuminės ganyklas išgins, nes jau žydi, čia ožkas. Žemiau jau žolę pjauna, pas mus tai jau yra žolė nupjauta vieną kartą. Tokie vaizdai. Ir ką, aš papasakosiu gal trumpai, kad į eterį išėjau čia tokį. Apie savo planus, tai Liepos, nuo Liepos kažkur 20, taip reikia sakyti, gal nuo Liepos 20 būsiu Lietuvoje, 2 savaitės, tai kas norėtų susitikti, 1 savaitę būsim su šeima prie jūros, pajūryje, Tauragėje, o kitą savaitę būsim aplink Molėtus ežerinę, tai kas norit. Ir rugpjūčio pradžioje planuojame grįžti jau čia į Alpes. Tai kas norėtų susitikti, susirašykit, susizvanykit ir sudarysim susitikimą. Visų, iš tikrųjų, turiu daug labai sėvas. Turiu labai daug pakvietimų, bet negaliu iš tikrųjų su visais norinčiais susitikti, nes tai yra ir mano šeimos atostogas, mūsų vasaros. Tai kas nori, prilėkit ir turėsim smagų laiką, pasimsim dviračius, atsivešim, tai bus galima ir aplink ežerus pasivažinėti, ir pajūryje pasivažinėti, ir ko gero, kad būsim apsistoję Palangoje kempinge, arba kažkokiu nuošaliau namelį, nes Kunigiškės nusprendėm šiais metais praleisti ten. Buvo labai, kažkaip 2 metus pas vasarą buvom labai per daug ten biški judesio, šurmulio ir visko, tai norim biški ramesnės vietos, tai vat kažkur Palangos pakrašty būsim kempinge greičiausiai. Tai tiek žinių ir molėtiškiams, kreipiuosi į molėtiškius. Noriu aplankyti Beną su Daina, noriu aplankyti Marioką, Arūną, Verbiškės į Verbiškių pusę. 1-2 dienas planuoju pavažiuoti, gal pas Marioką pernakvoti išeis. Tai va, Mariok, linkėjimai tau ir nežinau, tavęs laukiam čia, tavęs atvažiuojant. Tai arba gali Liepos atvaryti vidury ir grįšim kartu paskui į Lietuvą, arba gali atvaryti, arba gali
Lauk, kaip čia. Arba gali su mum kartu važiuoti rugpjūčio pradžioje. Tokie reikaliukai hebrytė, va. Dar noriu vieną dalyką pasakyti, ką simbolizuoja kryžiai. Va, ant viršūnių visur stovi kryžiai. Tai kryžius yra simbolis, kuris jungia mūsų žemę su dangumi, taip galima sakyti. Vat tas horizontalus yra simbolis čia vat mūsų žemės, o vertikalus tai jungiantis mūsų žemę su dangumi. Ir tai yra gyvybės simbolis iš tikrųjų kryžius. Vat. Kas nežinojate, tai gyvybės simbolis yra kryžius, o mirties arba mirusio pasaulio simbolis tai pakabintas lavonas ant kryžiaus, va kas yra mirties arba mirusio pasaulio simbolis. Tai čia buvo Rasius iš Muntafų, būk ištroškęs elkis beprotiškai, taip žiūrim 10-11 minučių jau iki kitų pasimatymų ir dar vieną gal kokį gabaliuką pafilmuosiu, įsijungsiu važiuojant žemyn. Iki.